Šį vakarą Gyvūnų pasaulis vėl svečiuojasi Great Pet šunų dresūros mokykloje, kur Akvilė ir Rubis papasakos, kaip išmokyti šunį eiti į vietą ir likti ten. Akvilė? Siuntimas į vietą yra tikrai naudinga komanda tiek svečiuose, kelionėse ir namuose. Kaip padaryti, kad augintinis pamėgtų savo vietą ir pats netgi norėtų ten eiti. Ir žinoma, kaip jam išbūti ten, kai aplinkui yra dirgikliai. Taigi, pirmiausia, kad viskas eitųsi efektyviai, mums reikės skanėstų. Šuniui noriu pabrėžti, kad guolyje tikėtina jis ras skanėstų. Ir kad motyvacija būtų didesnė, mes šiek tiek jį prilaikysime, pamėtę skanėstų į patį guolį. Numetu kelis gabaliukus į patį guolį, šiek tiek atsitraukiam ir galiu netgi pasistengti užkurti šunį. Žiūrėk, kas ten. Į vietą. Ten jo vieta yra. Matai? Į vietą. Tai tu ateik čia. Imk. Va, super. Vieta čia. Ir netgi galiu pamėtyti skanėstų jam į guolį per atstumą, kad jis norėtų ten pasilikti ir žinotų, kad tai yra labai miela vieta. Šuo iš vietos gali išeiti tik su leidimu. Imk. Jeigu jis bandytų išeiti savavališkai, pats nusprendęs, aš jį grąžinčiau į vietą. Leidimas išeiti iš vietos yra laisvai. Super šuo, labai gerai. Jeigu norite, kad šuo būtų motyvuotas eiti į vietą, visą gėrį jis gauna pačiame guolyje, o laisvai gali būti jau kaip apdovanojimas, tai reiškia, gali eiti tyrinėti aplinką. Dėkojame Akvilei, dėkojame Rubiui. Jeigu jūs, mėlyjeji, turite klausimų dėl dresūros pamokų, rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Kantrybės ir sėkmės namų darbuose.